Esam Jonavoje. Jonava pristatyti pirmieji bėgiai reikalingi Rail Balticos viršutinės kelio konstrukcijos įrengimui. Tai bėgiai pagaminti Ispanijoje, iš Ispanijos atplukdyti laivu į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Iš uosto toliau bėgių pervežimo rūpinosi LTG grupės įmonė LTG Cargo. Tai esam dėkingi, kad pristatymas yra sklandus ir vyksta tikrai pakankamai greitai. Kalbant apie bėgius, tai iš viso pristatyta beveik 40 km bėgių, kurie bus naudojami atkarpoje Šveicarija Žeimiai. Tai 8,8 km atkarpa. Sudaryta iš dvikelio geležinkelio kelio, kur šiuo metu įmonė Efekda aktyviai vykdo sankasos įrengimo darbus. Jau sekančiais metais numatom pradėti viršutinės kelio konstrukcijos darbus. Tai rangovas visų pirma turės instaliuoti skaldą, supilti viršutinės skaldos sluoksnį, ant kurio bus montuojami pabėgiai ir tada jau įrenginėjami patys bėgiai. Tiek skalda, tiek pabėgiai, tiek jau, kaip matot, bėgiai šiuo metu pristatyti į Lietuvą, tai vis aktyviau ruošiamės viršutinės kelio konstrukcijos įrengimo darbų įgyvendinimui. Tai bendras bėgių svoris 2400 tonų. Kalbant apie bėgių parametrus, tai pasirinkti 25 metrų ilgio bėgiai dėl transportavimo šitoje vietoje, kas leidžia mobiliau transportuoti pačius bėgius. Vieno bėgio svoris yra 1500 kg. Tai bėgių pervežimas geležinkeliu pasirinktas dėl to, kad tai yra tvarus medžiagų gabenimo būdas visų pirma, o antras dalykas tai yra pati medžiagos specifika, kadangi bėgiai yra 25 metrų, jų pristatymas automobiliniais keliais būtų pakankamai sudėtingas ir ko gero ekonomiškai nebūtų toks naudingas.